Viktorija. Labas. Labas, sveikinu sugrįžus iš atostogų. Kaip sekėsi, kaip pailsėjot, gal kokių ir lauktuvių atvežė man? Oi, nepailsėjau, o pavargau. Ne kelionė, o vien nemalonumai. Kas atsitiko, papasakok? Viskas prasidėjo jau oro uoste. Lėktuvas vėlavo, vaikai išvargo laukti. Būna taipgi, oro neužsakysi. Bet jie nepaaiškino, dėl ko vėluoja. Ir tai tik žiedeliai. Nuskridom. Niekas nepasitiko. Į viešbutį teko važiuoti su taksi. Oi, ir vietoj žadėto kambario 5 žvaigždučių korpuse gavom 2 žvaigždučių kambarį. Tai ar kreipėtės į kelionių organizatorių? Taip, ir ne kartą. Nes paaiškėjo, kad ir ekskursijų nebus. Vėl teko vykti už savo pinigus. O ką organizatoriai? Ogi nieko. Kreipėmės juos ir žodžiu, ir raštu. O ką, jie raštą perskaitė, bet jokių veiksmų nesijėmė. Oi, nežinau, ką ir daryti. Sumokėjom didžiulius pinigus už kelialapį, dar tiek pat išleidom papildomai. Aišku, reikėtų nueiti ir kreiptis į teismą, bet kelialapį pirkom kitoje šalyje. Ar Europos Sąjungos šalyje? Taip. Manau, aš tau galiu padėti, nes pats buvau pakliuvęs į panašią situaciją. Žinoma, tu gali kreiptis į teismą. Bet yra ir paprastesnis būdas. Štai internete susirandam e-teisingumas portalą. e-justice.europa.eu. Toliau renkamės kreipimasis į teismą ir Europos mokėjimo įsakymas. Matai? Dabar užpildykime prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, kitaip sakant, standartinę A formą. Įvardyjame abi šalis. Ieškovą tai mes ir atsakovą kelionės organizatorių. Beje, kokios sumos pareikalausi? Pažiūrėkime, kokios buvo išlaidos. Ai, štai vokas su kvitais ir sąskaitom. Tai žodžiu, taksi išlaidos, ekskursijų apmokėjimas, maitinimas ir, tai aišku, pokalbiai telefonu su organizatoriais. Dar būtinai įrašykime pirktų bei gautų paslaugų kainų skirtumą. Žinok, čia nemaža suma susidarė, 1000 eurų. Gerai. 1000 eurų. Na štai, matai, dabar gavom ir vertimą į atsakovo šalies kalbą. Beje, nemokamai. O kurį teismą pasirinkti? Galima savo valstybės, galima ir atsakovo. Na štai, dabar viską sudedame į voką. Tai yra prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą, arba kitaip tariant, standartinę A formą, bei vertimą į atsakovo šalies kalbą. Ir galime jau siųsti į pasirinktą teismą. Ai, žinai, gal aš pati užnešiu. Galima ir asmeniškai pristatyti. Kaip tau patogiau? O tai kas toliau? Na, teismas išnagrinės prašymą ir jeigu prašymo A forma užpildyta tinkamai, per 30 dienų jis išduos Europos mokėjimo įsakymą. O jeigu atsakovas nesutiks sumokėti reikalaujamos sumos arba iš viso užginčys reikalavimą? Na, tuomet savo prieštaravimą Europos mokėjimo įsakymui jis turėtų pateikti per 30 dienų, o byla bus automatiškai nusiųsta nagrinėti įprastam teismui. Bet aš nemanau, kad tavo atveju atsakovas pareikš tau prieštaravimą. Nes Europos mokėjimo įsakymas įsiteisės ir automatiškai taps vykdytinas visoje Europos Sąjungoje, taigi sulauksi kompensacijos. O vis dėlto, jeigu ir vėl nevykdys? Tada tau reikės Europos mokėjimo įsakymo kopiją ir vertimą nusiųsti tos valstybės narės, kurioje įsakymas turi būti vykdomas antstoliui arba analogiškai vykdymo institucijai. Bet aš nemanau, kad tau to prireiks. Prašau. Ar šiandien ką nors švenčiam? Taip, gavau kompensaciją iš kelionių organizatorius. Na to, kuris sugadino atostogas, pameni? Pamenu. Tikrai nesitikėjau, kad pavyks. Ginčas vis dėlto tarptautinis. Matai, kaip paprasta. Nereikėjo nei į teismą eiti, nei advokatų samdyti, nei pas vertėjus lankytis. Oi, didžiuojasi savimi. Aš paprasta moterytė, o tokį reikalą sutvarkiau.
Ir nereikėjo jokių ypatingų žinių, juk teismų ir ginčo šalių susirašinėjimas vyko naudojant standartinės formas, kurios automatiniu būdu yra išverčiamas į reikalingą ES kalbą. Be to, pasirinkus šią procedūrą, mokėjau mažesnius teismo mokesčius, taigi už sutaupytus kviečiu desertui. Dėkui.